Sauliu, pirmą naktų. Deda Maikė pirmą naktų. Ką? Turi? Pirmą? Saulius turi pirmą naktų Maikę. Aš saugau, bet nebeturiu. A mašinoj? Tai davai, greitai, persimetu. Vadė čia rimtesni. Rimtesni? Tai tu jau pas mus antrą kartą. Turbūt. Ar ne? Trečią. Atsiprašau. Trečią. Linas visur. Linas visur dalyvauja. Tai šiandien jo, su mumis yra Marėnas, yra Mantėnas, yra Linas, trečią kartą, nesakėm, trečią kartą. Jis jau pas Veteranas. Taurėnas ir Taurėnas Taurėnas. pirmą kartą pas mumis atvažiavęs. Taip. Ir šiandien, Šaika, norėtumėm su jumis pabendrauti apie vieną turbūt didžiausių Lietuvoje, vieną iš didžiausių Lietuvoje vykstančių renginių, skirtą visiems motociklistams, bikeriams, praskaidinti savo dienas ir naktis, ane, gegužės pabaigoj visada, ane, pas jumis startuoja. Visiems gerai, tikriausiai žinomas renginys, bet norėsim apie jį pakalbėti šiek tiek plačiau. Tai Biker Nights 2025. Taip. Dabar plojimai turėjom. Valio. Čia uždėjom. 16 kartą. 16, ane? Pernai buvo jubiliejinis. Šiemet turėsim 16 kartą. Tai nuo ko viskas, sakykit, prasidėjo apskritai? Kas sugalvojo apskritai daryti tokį renginį? Kokios mintis buvo tada prieš 16 metų ir kaip jūs užaugot? Užaugtai tikrai užaugom. O kaip viskas ir nuo ko prasidėjo, tai istorija tokia. Pats pirmose naktyse nebuvau prisidėjęs prie šito renginio, bet va iš klubiečių turiu tokią informaciją, kad buvo tuo metu baikerių kongrese tokia kaip ir taisyklė, kad kiekvienas klubas turėtų organizuoti kažkokį renginį. Ir mūsų du klubai, Stili Pegasus MC, kur Tauras atstovauja, ir Forever Free MCC, mes kažkaip susėdom bendrai prie stalo ir nusprendėm, kad gal pabandykim du klubai padaryti vieną renginį, gal jis gausis didesnio masto, gal daugiau draugų. To Nemuno pusėje gyvenam, tai galim sau leisti tą frazę minėti, žinai. Tai vat ir netoli Suvalkijos, ten beveik, kaip ten Zanavykai vadinasi, bet kaip sustartavom nuo Jodagonio, tai nekeičiam tos stovyklavietės. Norėjau paklausti, nuo pat pradžių Jodagonėse viskas ir vykdavo, ne? Jo, būtent ten Jodagonėse sustartavom. Aišku, labai erdviai ten nuo pirmų kartų buvo, dabar jau anksčiau, bet tas ankštumas jau kaip ir organizatorius labiau tenkina, nes maloniau, nes daugiau žmonių atvažiuoja. Kiek pirmam renginį, žinot, kiek buvo žmonių, ar ne? Plius minus, grubiai vis tai tiek įsivaizduojat, ne? Žinokite, nebuvo labai mažai žmonių. Visą laiką būdavo iki 1000, bet labai sunku suskaičiuoti, nes bilietai parsiduoda vienas skaičius, dirba kitas, rėmėjai, draugai, giminės, vieni eina už pinigus, kiti už dyką, kiti už kvietimus. Tai kokios skaičiaus reikėtų, bet tai grubiai apie 1000 iki 1,5. O praeitais metais ką turėjot? Pernai jau viršėjau 2000 žmonių ir šiaip labai padidinom užsienio lankytojus, ta prasme užsienio motociklistai ženkliai padidėjo, nes pernai suskaičiavom 18 berods Europos šalių, o 23 suskaičiavom 20 šalių. Tai va, tai čia yra toks renginys, kaip sakom, tarptautinis jau,
tikrąją tą žodžio prasme. Aišku, ir mūsų renginys įdėtas į Tarptautinės motociklų federacijos moto turistinius renginių kalendorių. Ir tai ženkliai padidino užsieniečių lankomumą ir, pavyzdžiui, kas mėgsta atkeliauti, tai mūsų renginį yra labai gera galimybė atvažiuoti, susipažinti su užsieniečiais, su jais turėti kontaktą, vykstant į tą šalį su jais susitikti, pabendrauti, galų gale gauti patarimų, kur nuvažiuoti, ką pamatyti ir tas, sakykime, toks šiltas bendravimas atsiranda. Pagrindė Europos šalis turbūt. Taip, pagrindė Europos, bet vienais metais turėjom, čia iki COVID dar iš Bahreino buvo atvykę, tai čia tokia delegacija buvo, jie darė turą, man atrodo, nuo Italijos į Nordkepą ir į Norvegiją, nepamenu dabar jau gerai, bet buvo apie 15 motociklistų, jie yra Muscat Riders, man atrodo, klubas buvęs, nebuvęs, bet buvo atvykęs pas mus ir taip gavosi, kad Marius Šmilas iš Moonlight MC klubo sutiko jos kažkaip mieste. Sako, kolektyvas, kur važiuoti. Sako, varome Latviją rytoj, sako, ne, jums reikia, sako, būtinai atvažiuoti, nes rytoj pas mus baikerių naktį, sako, yra. Tai jie atvyko pas mus, tai mes juos priėmėm, ta prasme, supažindinom su mūsų renginiu, su kitais klubais ir vat gavosi toksai ir renginiui egzotika, nes iš tokios šalies niekada gyvenime nebuvo atvykę ir vat, taip įdomiai gavos, nutiko. Bet čia geras tas, kad tu, tas susipažinimas, norai su užsieniečiais susipažįsti, paskui keliauti. Tai matai, va čia žmonės tiesiog gatvėje pasigavo kitus žmonės ir juos privertė ateiti į renginį. Ir visi liko patenkinti. Tai va, per 23 berods metais buvo mūsų draugai iš Bulgarijos, irgi yra Forever Free MCC klubas. Tai jie važiavo, buvęs prezidentas klubo, su savo draugė važiavo 2 atskirais motociklais ir sutiko žmonės degaliniai Liuksemburge, ir iš Liuksemburgo. Ir jie ten begerdami degaliniai kavos sako, kur varot? Sako, varom į Lietuvą, pas tokį klubą, kaip mūsų pavadinimas, ir sako, jie daro tokį renginį. Tai tie žmonės iš Liuksemburgo paskui atsidūrė pas mus renginyje, praleido 2 dienas ir pratęsė kelionę toliau. Tai va čia toks degaliniai kavos pagerimas įvyko ir Šaika atlikė pas mus. Tai kiekvienais metais vis tas ratas plečiasi, ne? Kiekvienais metais kažkas degaliniai kažką pageria, kažką kitur, iš lūpų į lūpas geriausiai toks skleidimas. Bet tai tie iš užsienio vis tiek jaučiu, tie patys grįžta visą, ne? Grįžtantis tokie. Jo, jau yra daug grįžtančių. Jau kurie atvažiuoja vieną kartą, tai tie ir važiuoja paskui. Nes, žinai, renginys renginių nelygus. Vienur būna tik tai renginys dėl renginio, kad padarėm, viskas tvarkoj. O šitą renginį mes įdedam, turbūt sunku papasakoti, kiek darbo, kiek idėjų, kiek meilės, tam, kad žmonės jaustųsi, mes jame dirbame. Mes nesilsim, tai mums nešventė, tai mums yra, sąžiningai pasakysiu, juodas darbas. Ir kokį pusę metų turbūt sąžiningai, jeigu nedaugiau, ne? Aš kitaip taurai. Tai, žinai, yra frazė, Dakaras baigęs, Dakaras prasideda. Tai čia taip pat. Ir visą laiką naujų idėjų reikia. Reikia kaip žmonėm perteikti tai, kad yra renginys visiems žmonėm. Ta prasme, vaikam, žmonom, draugam, pažįstamėm, kad ten visi jaučiasi gerai. Nesvarbu, tu su motociklu, ar tu su liemenė, ar tu be liemenės, ar tu ten senas ar jaunas. Visi ten randa ką veikti ir visi atvažiavę ten sako atsiliepimai tokio, kad mes nemanėm, kad čia yra taip jauku ir gera. O kai daug meilės ir dėmesio įdedi, tai žmonės tai jaučia. Tai šiemet jau pradėjot planuoti viską, kaip suprantu, jau dėliojasi. Jau beveik pusėjom. Ne, ta prasme, jau griaučiai kaip ir apdėlioti, visa kita, aišku, liko smulkmenos, liko suderinti tam tikrus dalykus, kurie yra labai svarbus, bet dar jų neskelbiam, nes vis tiek dar to laiko šiek tiek liko. Norim jau padėti taško, tada skelbti, o tas paskelbimas tai pas mus dažniausiai vyksta prieš sezono atidarimą. Tai jau, kad atvykę visi atidaryti sezoną, jau mato mūsų programą ir žino tiksliai, kas vyks renginiai. O turit vis tiek, kas jau irgi atrodo, tam tikri dalykai nusistovėję tradiciniai būtent šito renginio yra, ne, kaip ir ta pati Miss Biker rinkimai, ne. Ką šiemet gal kažko išvysim naujo, netikėto ir įdomaus?
Turim tokių planų. Bet aš neatskleisiu čia dabar nieko, ne? Miss Biker, taip, čia, aišku, kartais girdim tų ir komentarų, gal sakykim, ir kažkokių tai ten pastebėjimų, kad, galbūt ten jau tas pats per tą patį, ar ne? Bet, realiai pačiam tenka pavažinėti užsienį po renginius ir tikrai tam tikruose renginiuose esu buvęs ne vieną kartą, kurie yra europinio lygio, europinio dydžio, kur surenka 100 000 ir daugiau motociklistų ir, realiai kiekvienas renginys turi kažkokį tai savo būtent išskirtinumą, kur yra to renginio ar vinis, ar istorija, ar kažkaip tai pavadinkim. Tradicijos. Jo, tai realiai tos mūsų Miss Biker, jos tikrai yra populiarus renginys ir merginos labai nori dalyvauti tam renginį ir publikai patinka ir... Kur tau nepatiks? Ir jos, ir ta prasme, ir merginos atvažiavusios fainai praleidžia laiką, net kitos būna, kad ne vieną renginį netgi registruojasi į konkursą. Bet jūs ten, kaip supratau, ruošiasi, ta prasme, nėra taip, kad atvariai ten pasirodyti, bet tai ruošia ten tas... Tai visos atvaro pasirodyti. Paslapčių negalime išduoti, ne? Kad kartais atvažiuoja ir mes samdom mokytojos, kurios mokina, kaip vaikščiot, kaip nepargriūt, ta prasme. Būdavo. Dabar jau visos jau moka, bet iš pradžių teisingai, kaip atrodyti gerai, kaip reikia ten. Nes, žinai, vienų lygis yra aukštas, o kitos tik pirmą kartą. Čia pirmas laiptelis į galbūt ateitį, į kažką didesnio. Pasirodo, bikeriai gali išmokinti ne tik su motociklais važinėti, bet ir moteris vaikščioti su aukštakulniais. Pripras prie auditorijos, kas svarbu. Laikyti žvilgsnius vyrų. O tai matai, kiek vyrų tenais ir visi tokie žvilgsniai. Bet ir turiu pastebėti, kad nuo pirmų kartų žiauriai padidėjo moterų lankomumas, ta prasme, merginų, jos irgi, aišku, dabar labai jos daugiau pradėjo važiuoti, sakykime, kas ten prieš 20 metų buvo, tai gal vienetai būdavo merginų, kurios važiuodavo motociklais, bet dabar ir sportuoja, važiuoja, turistauja, varo iššūkius visokius merginos, tai tikrai žiauriai padidėjo jų ir sakykime, toks vaikinai merginos jau mūsų renginiai jau vos ne 50-50 turbūt darosi. Užkariauja teritorijas vyriškas ir gan greitai, žinau. Išstums paskui. Jau reikia suklusti, jau galvota, ne? Gal reikia stabdyti jau biškį arklį? Ne, ta prasme tikrai čia nereikia nieko kariauti, nieko užkariauti, tik šiaip paprasčiausiai, kad noriu tuom pastebėti, kad renginys keičiasi. Ir kaip anksčiau gal būdavo daugiau ten klubam manydavo, kad visi, šiai dienai tai nėra. Tai tu paprasčiausiai turi motociklą arba jo neturi, bet myli motociklizmą, atvažiuok pažiūrėti, kaip mes gyvenam. Kad ir turiu vieną pavyzdį, viena menininkė atvažiavo pas mus su savo produkcija, ji pažiūrėjo, sako, velnės čia, sako, tokia faina atmosfera pas jumis. Tai per metus laiko išsilaikė teisės, nusipirko motociklą, dabar jau kitą motociklą ieškosi, kad būtų galima keliauti. Tai vien dėl to, kad atvyko pas mus į renginį paprekiauti. Tai čia taip, tokia istorija, grinai iš mūsų renginio. Tai jūs kalti, kad jinai motociklą vairuoja. Mes nesijaučiam, mes dėl to tikrai nesijaučiam kalti. Jo, čia turbūt... Mes padėjom išsipildyti svajonę. Prieš podcastą, kaip ir taip apsitarėm, apsikalbėjom, kad turbūt viena iš pagrindinių tokių žinučių, ką to podcasto tokio norim parodyti, kad papasakot apie tas bikerių naktis, nes dauguma čia gal aš per savo patirtį irgi, kaip 16 metų, aš tada net nevažinėjau, kai prasidėjo, ne, bet tas bikerių naktis, su kuo asocijuojasi, ne, visi įsivaizduoja, kad ten gėrimas kažkoks, žinai, ten kiaurom parom ir, ten nėra ką veikti iš esmės, ne? Tai 2 paros ar čia daug? Tai ne, šventimas yra okei, bet pernai buvo pirmas kartas, kai atvariau bikerių naktis. Šiaip iš esmės labai nesivartysiu, nes šeimoje šventės labai į tą vietą susispaudė, bet pernai taip susiklostė, kad viską, reikia nuvaryti. Tai būtent ir tas atvarėm. Specialiai dėl tavęs šiemet vieną savaitę tai biški vėliau gausis, tai galėsi pasinaudoti. Birželį vieną dieną. Ir tas atvarėm ir Jadagonis, aplamai pirmą kartą buvo, ten į kairę pasukęs, ne? Tai atvarėm, taip įvažiavom, pravažiavom visą tą renginį ir pasiparkavom ten pačiam gale, kur ta kūdraž. Užgesino moc, taip atsisakau, pažiūrėjau ir sakau, Šaigai, kitais metais važiuosi su nakvynė. Net nenuėjęs pažiūrėti, nes
vieta ten žiauriai gera, tas tvenkinukas, visi aplink tą tvenkinuką kaip tokie, žinai, kaip gyvenvietė susikūrus, ten sena, ten tas viskas, ten tikrai ir yra nebūtinai turi, kaip sakot, ten su tuo motociklu važinėti, tiesiog gali patikti tik motociklu. Bet ten tikrai yra daug ką veikti ir toks, sakau, išvažinėjau. Aišku, išvažiuoti buvo lengviau, širdį taip neskaudėjo, nes, lietaus buvo nuskalbtas gerai. Tai... Ten gerai gavom. Jo, ledukais gerai, bet sakau, tas toks, kad kaip pamatai, kiek ten tos veiklos ir tada pradedi galvoti, pavyzdžiui, kokia žmonių komanda ten dirba, iš jūsų, ne, 2 klubai, kiek bendrai ta komanda, kiek žmonių skaičių. Ta prasme, turim organizacinį komitetą iš kiekvieno klubo po tam tikrą skaičių žmonių, kurie sudėliojam griaučius, o paskui jau turbūt kiekvienas klubo narys įneša tam tikrą indėlį į šitą renginį. Tai ir Styligasus MC, ir mūsų klubas, pasiskirstom darbais, vieni už vienus dalykus atsakingi, kiti už kitus dalykus atsakingi. Ir darom tai, kad būtų visiems atvykusiam fainai ir gerai. Nes ten, sakau, tokia suvaldyti visas vietas, ten reikia šiek tiek resursų. Baikerių bendruomenė yra supratinga, žino, ko atvažiavo, žino, kad reikia šventę švęsti. Tai ten, kaip sakyt, incidentų realiai nelabai būna, tai viskas tvarkingai, gražiai, kultūringai ir ačiū mūsų svečiams, kad jie taip elgėsi ir viskas liuks ten būna. Mes nakvynę užsakėm? Ne, mes dar neužsakėm, bet aš norėjau ir paklausti būtent apie tas nakvynės, nes ten Jodagonėse yra ir vienas tas didelis pastatas, tenais galima užsisakyti, išsinuomoti kambarį, sakykim, taip, ne? Taip. Dar keli tie atskiri namukai, kuriuos turbūt irgi galima nuomotis, ne? Ir yra tas visas palapinių, sakykime, miestelis, ne? Tai jau, kur žmonės jau atvažiuoja, savo palapinę pasistato ir ten gali praleisti tą naktį išsimiegoti, kaip sakant, ne? 2 naktis. Tai jūs startuojat realiai penktadienį, baigėt sekmadienį, ne? 2 naktis reikia sveikatos turėti. Su tiek tai tikrai nereikia. Su pertraukom šoktai, jeigu šokį kiaurą parą. Kaip greitai, sakykime, tos vietos būtent dėl nakvynės vietų užsirezervuoja ir ar čia reiktų žmonėm jau Sakys Linas, nėra vietų. Jau nėra vietų. Dažniausiai nebūna iš karto, nes visi tie patys miega, visi žino. Šiaip turim daug klubų, kurie iš užsienio atvažiuoja. Tai dažniausiai jie pamato tą skelbimą ir jau jie sako, norim, nes vis tiek iš užsienio atvykę. Tai nori ir po dušų palys, sakykime, po kelionės. Aišku, turim pirtį, dabar visada jin būna, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį būna. Tai tu gali atvykęs ir pailsėti, ir pasipirtinti tą prasme. Tai bet šiaip tos vietos tai gan greitai dingsta ir dažniausiai labai greit jų nelieka, bet, kaip sakau, čia mūsų svečiai jau atmušę tą sistemą, pasirodė, pranešimas jau reikia vietos užsisakyti. Bet palapiniam pasistatyti, tai turbūt tos vietos užtenka. Dar nebuvo, kad trūktų, ne, Taurai. Su kemperiais atvažiuoja žmonės iš toliausiai pasistato, gyvena, namelius būna palieka, paskui pasiema po savaitę. Motociklų lieka visokių. Detalių, padangų, biškį. Iš kitos pusės reikia pasidžiaugti, kad tie motociklai lieka, nes žmonės elgiasi atsakingai, jie sėda į mašiną, grįžta namo, sveikata pagerėja, nes vis tiek būna gal ten kokio vandens per daug atsigeria ar valgo ko nors, kad sunku vairuoti būna sekmadienį ryte. Tai bet čia tikrai pagirtinas dalykas, nes dabar labai griežtai tai žiūrima ta prasme ir labai džiaugiuosi. Ten mėgsta jūs pareigūnai, man atrodo, kiekvieną sekmadienį. Tai pareigūnai mėgsta dabar daug kur, bet aišku, kai mūsų renginys vyksta, girdim, kad ten būna kažkokių sustiprintų tų budėjimų, bet iš kitos pusės gal ir gerai, neprisidarysit nei savo kažkokių problemų. O tas motociklas jis niekur nedingsta, stovykla patikrinta, apsauga 100%. Tai ten tikrai geriau palikti kitą dieną atvažiuoti, jeigu kas ir pasimta motociklą, čia be jokių problemų. Okay. Koks buvo, nežinau, linksmiausias, juokingiausias, gal koks įvykis nutikęs per tuos 16 metų būtent baikerių naktyse, kas labiausiai yra įstrigę jum? Pameni? Juokingiausias.
Juokingiausias. Nieko juokingo, ne? Ką čia galim pasakoti? Tai, žinau, kai dirbi, ten to juoko turbūt mažai būna, daugiausia būna darbo. Kažkas kažką pametė, kažkas kažko ieško, kažkas atvažiavo, kažkieno vaikai pasimetė, ten ar šuniukas kažkoks, ar ten vaikui blogą pasidarė greitai kvieti. Ten tų juokingų mes kartais patys nenueinam pažiūrėti striptizo. Sakom, jau buvo, sako, ir sakai, nu gerai, kitais metais. Ten to lakstymo. Bet tai vis tiek gal kaip organizatoriam reikia atsirinkti, kas šoks tą striptizą, tai jūs prieš tai gal būnate. Tai mes darom tas atrankas. Tai va. Ai, bet reikia pažiūrėti, ar geri buvo, geras atsirinktas. Tai kaip supratot, ten yra taip, mis rinkimai yra paskui programa po 11 ar po 12. Suaugusią mes vadinam. Šiaip grupės įvairios atvyksta pas mus, turim ir užsieniečių grupių grojusių, Latvių Janis Dregeris, toks čia prieš porą metų žiauriai užkūrė mūsų publiką. Paskui turėjom Royal Hunt grupę. Tai šitas ir buvo turbūt Danų labiausiai įsimintinas. Toksai turbūt labiausiai įsimintinas. Aišku, tie, kas anksčiau, tai yra pasaulinio garso grupė, roko grupė Royal Hunt. Tai jie turėjo pasaulinį turą ir iš Japonijos atvarė Jadagonis. Iš Tokijo, jeigu neklystu, žinai, Jadagonis. Ten tas miestas ir paskui Jadagonis. Tai ne tai, kad Lietuva, bet Jadagonis. Pasauliniu mastu visi, kas čia, kur čia. Ir jeigu neklystu, man atrodo, buvo iš Tokijo turas į Jadagonis iš karto. Tai va taip. Bet tai kaip jie dabar... Pasaulinio lygio grupė ir mum ją... Turėjom vieną rėmėją, kuris sako, aš norėčiau jūsų renginį, kad grotų šitą grupę ir jis pasistengė, padarė maksimaliai ir tai įvyko ir ačiū jam, nes tai vienas iš mūsų rėmėjų, kuris nuolatos tą renginį palaiko ir realiai galbūt jeigu ne jis, gal jis nebūtų įsivystęs šiandien iki tokių dienų. Čia reikia ačiū pasakyti už tą draudimą, nes būdavo taip sutarta, kad dirbam. Ir jeigu ten gaunasi tas biudžetas labai minusinis, jisai sako, aš padengsiu tiek, kiek bus minuso. Į pliusą neleisiu aš, bet sako, tą padengsiu. Ir mes ramiai darydavom. Įsivaizduoju, kad reiškia būti apsidraudus. Dabar tai jau truputį įsisuko jau kitaip, bet tada jeigu mes tam žmogui dėkingi. Gerą sponsorių. Tai, sakykime, sponsorius, nuo kurio ir prasidėdavo Baikerių naktis, tai yra prekybos miestelis Urmas, nes nuo ten viskas startuodavo, nuo ten mes prasidėdavom, darydavom dieninės dalis. Tai sakykime, darydavom dieninės dalis, vykdavo įvairūs slalomai su gerais piniginiais netgi prizais ar šiaip prizais, paskui darydavom netgi drag reisą bazėse. Orientacinės lygtis dar būdavo kažkokios? Orientacinės mums padėdavo motobroliai ir daryti. Tai būdavo irgi fainas toksai ralis, tai jie suorganizuodavo ir padėdavo Baikerių naktim, ačiū jiems už tai. Tai o šiaip Urmas, tai turbūt nėra tokių metų, kad nebūtų prisidėjęs prie mūsų šventės ir jiem labai dėkojam už tai. Iš tikrųjų labai daug turime tokių rėmėjų, kurių gal nevardinsim, nepasakysim, bet jeigu ne mūsų draugai, pažįstami ir tai nieko nebūtų. Mes patys vieni nesugebėtume turbūt padaryti. Tik tai bendrai, su pagalba kitų, tai gaunasi gerai. Ir mes taip ir nusprendėm, kad sakom, geriau darom vieną bendrą šventę, negu dvi prastas, bet vieną gerą. Ir kai supratom, kad tikrai mes dėl visų darome, ne dėl savęs, ne dėl kažkokios ten, žinai, kad garbės, bet kad žmonėm būtų. Ir kai išgirsti, kad vienas iš geresnių renginių Lietuvoje, tai visas čia yra atpildas už tą darbą. Geriausia padėka. Tai važiuok po biškį iš jūsų išpeša mane, kas bus, ne? Tai reiškia, tradicija Miss Biker išlieka. Galimai bus. Galimai vakarinė programa, patikrinta, nepatikrinta tik suaugusiems, ne? Turim tik suaugusiems skirto vandens, nuo kurio skauda galva sekančią dieną, ne? Tai kas dar mūsų laukia šiemet? Pasidalinkit biškit.
keliais kropelėm. Kaip visada. Čia jau tu daugiau žinai. Penktadienis tokia vyksta lengvesnė diena, nes vis tiek suvažiuoja visi iš kelionių, tai sakykime, duodam tokią chill lengvą muzikėlę, be kažkokių didelių ten, kaip sakyt, renginių, kad kažkokį tai alausvo pagerimo, ten, sakykime, vyksta varžybėlės ar dar kažkas tokios lengvai, pailsėt po kelionės, pabendrauti su draugais, tie, kas iš toliau atvažiavę, ten, sakykime, užsieniečiai vieni su kitais daug bendrauja, visą kitą. O šeštadienį nuo ryto tai jau pradedam startuoti, darom tokius pažintinius ralius, išduodam maršrutus, kur galima važiuoti. Aišku, lietuviai jau girdėjom, kad sako, atsibodo tie patys maršrutai, bet supraskit, kad pas mus atvažiuoja daug užsieniečių, kurie gal pirmą kartą Lietuvoje būna ir jiems tai įdomu, tai va dėl to mes juos vis darom. O gal plačiau šiek tiek papasakoti, kas tas yra, va, tas motoralis atvažiavus į renginį, ką ten žmonės turi daryti, ar, sakykime, yra kažkoks... Tai yra paprasčiausiai savistovis važiavimas, jūs gaunate iš mūsų nuorodos, kur galima būtų aplankyti, tai labai Panemunių tas kraštas gražus, daug pilių turim, pavyzdžiui, užsieniečiai, kurie pirmą kartą važiavę tais maršrutais, jie tikrai stebi, sako, rodos, nuvažiavom 150 km, tiek daug visko pamatėm ir tai dar sako, lėkiam, nes nespėjai čia per tiek laiko pamatyti. Ta prasme, kad galėtų iš užsienio atvykę dar ir pamatyti mūsų šalį. Tai va, paskui turim ir Baptyno dvaro muziejuje motociklų galima nuvažiuoti, pažiūrėti Raudondvario dvaras, kultinis mūsų Vilkinė keltukas per Nemuną, kur žiauriai visiems, kad ir tie patys lietuviai sako, mes specialiai pasiplanuojam, kad galėtumėm per tą keltą atvažiuoti pas jūs. Aišku, pernai buvo Zapyšky labai dideli darbai, tai va, daug kas rinkosi keltą, nes ten kamščiai dideli buvo, o šiaip va, paleidžiam tą ralį, paskui tokia rytinė dalis, būna mūsų rėmėjai, kurie atvyksta su motociklais, tai ten, sakykime, Honda, va, nuolatinis mūsų rėmėjas, taip pat yra Indian, CF Moto motociklai, kurie jau, kaip sakyti, jau ir augia į mūsų renginį ir jie visada daro demo ta prasme, važiavimus, jūs galite atvažiuoti, jeigu sveikata jūsų leidžia, prašom, imkit, bandykit, užsirašykit, nes tikrai būna naujausi modeliai ir tikrai gera galimybė pabandyti juos. Ir paskui judam link pietinės pusės, tai ten prasideda vėl visokiausi renginiai ir šunų pasirodymai, visokios atrakcijos. Kartais vaikam padarom visokių švenčių ir po truputėlį linkstam į vakarinę dalį. Tai ten prasidedam su muzika, apšildomosios grupės ir į finalą vinis, kaip vadinam. Tai grupė dar neskelbsim, bet neužilgo, kaip sakau, prieš sezono atidarymą jau bus paskelbta. Aišku, Burnautas jau įaugęs pas mus ir žiauriai tradicinis, tikrai daug norinčių dalyvauja. Geri prizai, turim rėmėjus, kurie padeda, kaip sakyt, kaip sako, vienas dalyvis kažkada išsireiškė, sako, sudeginau padangą, bet gavau finansiškai kelias per prizus. Tai va, tai tikrai tie, kas laimi, ten gerų prizų gauna. Aišku, garsiausias motociklas irgi bus, tai irgi jau mūsų netgi nuo bazijos laikų šitie dalykai vyksta. Matuojam garsą, žiūrim, kas garsiausiai papleškina, vėl geri prizai. Ir toks tas mūsų renginys. Gražiausias motociklas nebus? Dar nebus, bet jeigu pamatysim, galbūt ir užmatysim. Jeigu pamatysim kokį gražų, gal tada suorganizuosim. Man tas nenuleidžia rankais labai. Prizą nori laimėti. Tai čia tik tai, kas vyksta prie scenos, o dar visoje teritorijoje vieni klubai ir ten bendruomenės susiveža, kažką gamina valgyti. Įdomiai, ten kažkas paršiuką kepa, kažkas šiurpą verda. Ir vieni pas kitus čia prie viso to vaikšto į svečius, kviečia, sako, va pas mus ten jau plovas toj bus, ateikit, arba ten žvėriena. Ir va tai va vieni pas kitus eina, tai čia tas bendravimas yra. Čia ne koncertas, kad atėjai, pažiūrėjai koncertą ir išėjai. Čia visą laiką tu randi ką veikti. Nepatinka tas, darai, nori, eini miegi, nori, maudaisi. Visko pilna. Bet nepapasakos, reikia atvažiuoti žiūrėti. Reikia atvažiuoti žiūrėti, būtinai. Super, tai ką, dedamės daiktus, važiuojam jo Dagonį. Tai pats laikas pradės, žinai. Dar nesusidėjai. Toli čia važiuoja, čia nuo sausio mėnesio spėsim nuvažiuoti. Svarbiausia susiplanuoti, kad nebūtų atostogų, žinai, gerai, šeima, darbai visokie, susiplanuoti.
Tai jau biudžetą. Tai turbūt jau šeimos turbūt jau žino, jau ir Forever Fee, ir Stiliui Pegasus, kad jau paskutinis gegužės savaitgalis atiduotas. Ten lygiai kaip kalėdos. Taip, yra kalėdos ir yra, ir yra baikerių naktis. Kalėdose gali nedalyvauti, bet yra keli renginiai metuose, kur visi klubo nariai jokių ta prasme, nėra. Čia nėra tai, kad mes vyrai išvažiuojam, paliekam šeimas. Pas mus visos šeimos atvažiuoja žmonos, vaikai, jie būna, padeda mums tą renginį organizuoti, daryti, kažkas kažkom, ko gali, prisideda. Tai yra ne tik mūsų klubo, bet ir mūsų, kaip sakyti, ir šeimos kartu įsijungia į šitą visą reikalą. Nes, kaip ir patys pastebėjot, kaip sužiūrėti, kaip suvaldyti tokią masę žmonių, tai taip, tai reikia daug darbo, reikia daug rankų ir visi, kas galim, prie to prisidedam ir darom. Super. Kaip orai būna gegužės pabaigoje? Tai užsako tos. Tai pernai kažkas skundėsi, bet jis nežinojo, kad ten vyrai į viskį užsisakė tų ledukų. Tai jam buvo nuoskauda, kad lyjo, ten vyram reikėjo ledukų. Gausiai pakalė. Tai viskio daug buvo. Buvo viskio gal daug, jo, dėl to čia. O šiaip tai... Buvo metų, kai lyjo, jo, buvo metai, bet nebuvo nieko blogiau. Žmonės atvažiavo, įsidžiovino, nuotaika dar įdomesnė buvo. Žinai, kai norint gerai pailsėti, turi prieš tai sunkiai pavargti, taip? Tai kai sušlampi, sušali, žinai, kaip paskui prie laužo gerai, kaip arbato šiltos gerai. Iš to ir susideda viskas. Čia kaip ir kelioniai, tu jeigu nusprendė atostogų išvažiuoti tą dieną, tai dažniausiai ten dangaus nepakeisi tos situacijos, arba tada gali važiuoti ne į kairę, į dešinę, bet pas mus tai yra Jadagonis visi važiuoja, tai ten jau ką duos dangus, tą ir turėsim. Aišku, labai retai kada būna, bet jo, per visus 15 metų, kas įvyko, gal 2 ar 3 kartus buvo to lietaus, toks nelabai geras oras, kaip sakom. Bet, patikrinam, kas yra mūsų draugai, jeigu jie neįsigąst ir atvažiuoja. Kas bijo, palieka motociklus namuose ir vis tiek su mašinom suvažiuoja paskui. Mesgi buvo laikas, kai net autobusų samdėme, kai bijojom, kad žmonės net važiuos. Samdėm, mokėjom autobusam, jie Kaune stovėjo, laukė žmonių. Nuo Kauno pilies ir veždavo, ir paskui parveždavo atgal. Aišku, jie tušti būdavo. Bet, bandėm viską, kad žmonės, kad patogu būtų, kad išgėręs galėtų į Kauną grįžti, saugų. Taip. Buvo taip. Šito nežinojau. Mes patys prisiminam, be kalbėdami, žinok, čia... Jeigu savo atsivarysit. Tave parveš. Tai sakau, kad būtų gerai. O tai kodėl reikia, kad parvežtų? Tai galit pasilikti, mėgot, palapinę pasistatyti. Ne, tai čia kalbais, kad po savaitės į laiko parsiveš. Supratau. Ne tą pačią dieną. Tai mūsų mintis buvo po praeitų metų apskritai biški kokią. Nežinau, ar mes ją įgyveninsim ar neįgyveninsim. Man tas, kai pradeda, ypač per filmavimus arba per renginius, pradėti tai aš nieko nesakysiu. Tokių nesąmonių, žinok, jis ne taip, kad prisišneka, jisai prišneka kitam. Tai visi turi darbą. Tai geros idėjos irgi, žinok, yra aukso vertės. Kažkur sakė, Japonijoje yra įmonė didelė, daugumoje, kur visi sunkiai dirba ir vienas pasamdytas, toks kaip ten sako, bezdėlininkas, jo pareigas nieko neina. Jisai visus metus ten vaikšto, žiūrinėja, skaitinėja, nieko neveikia, slampinėja, bet gale metų jis būna ateina ir vadovui pateikia tokią gerą idėją. Jis sako, žinot, aš čia vaikščiu ir man kilo tokia mintis, o kodėl mes ir kažką pasako, nedarom taip. Ir kai padaro, tai yra tokia pareigybė, nieko neveikti. Šitas biški veikia bezdėlininkas, bet dabar jau... Tai reiškia, tau į tą pareigybę nepataikai. Ne, tai ir mintis buvo, šiaip ne mano, ten buvo Mariaus mintis, tai... Dabar, matai, prasideda, tas prasideda numetinėjimas. Nevesvaik, Marienai. Aš tik atsimenu. Viskas tu dar nežinai, kas ten per mintis, kiek suprantu. Tai aš klausau dabar. Tu viską pamiršai. Nieko, mes pakalbėsim dviesi. Bet dabar tu žinai, kaip dviesi. O šiaip, jeigu čia diskusija tokia aštri jūsų vyksta, kada išvažiuoti ir grįžti, galit pasilikti ir ilgiau stovyklos. Čia ne apie važiavimą. Pasistatykit palapinį ir gyvenkit ir savaitę, manau, ten jūs dar palaikys. Jis žinok, ne apie važiavimą čia kažką šneka. Jis čia kažką ne apie važiavimą. Tai supratau, gal norit kaip ir kiti klubai pasistatyti savo palapinę klubo, pasidaryti ten kažkokį tai stalą, kviesti svečius, kaip pas mus būna. Apsitvertų
sako padarysim tai dar tiesioginę transliaciją. O, va čia įdomu bus. Kad galėtų pasižiūrėti tie, kurie neišdrįso atvažiuoti per lietų į Baikerio naktis. Įdomu, kas tas, kuris vaikščia su ta kamera. Per lietą, ne? Kaip tu galvoji? Pa žmonėsgi prioritetai būna, sako, gal šį kartą rinksiuos ten prie jūros, ne? Ir pamatys, kai buvo čia gerai ir sakys, susikraus dar, kai tu spės atvažiuoti. Taip. O šiaip, aš pernai galvoju, buvo kažkas filmuoja ar nefilmuoja, kokie aftermovie darė? Šiaip, jo, turim, dedam nuotraukas, dedam video. Tai gal ilgai grįžinėti iš Baikerių naktų, aš tai nežinau. Ne, bet, pavyzdžiui, po renginio tokį aftermovie, kai būna, žinai, visos dienos. Tikrai buvo, tikrai leidom, ilgo neleidžiam, nes kitiem atsibosta žiūrėti, tai va tokius darom, bendrinius, viską leidžiam, rodom. Ir prieš renginį leidžiam, tai pažiūrėkit. Jeigu prabėgo pro šoną, tai sakykit, turim netgi pirmąjį Baikerių naktų įvykusio renginio video, jis netgi kompaktė CD tam dar yra įrašytas. Pirmojo, pačio pirmojo, jo, tai va turim pasidarę, turim netgi maikutę pačią pirmoją. Istorinė. Čia pati pirmoji? Jo, čia pati pirmoji. Bet tokia visai nenudėvėta, tai jinai pasiūmė. Tai čia vos ne po stiklu, jo, čia ta maikutė turi atskirą istoriją, bet ta prasme jin yra va tokia va pirmoji. Tai va, išlikusi ir va nuo šitokių maikučių pradėjom. Kiekvienais metais va irgi kas liečia atributiką. Kiekvienais metais stengiamės vizualą kažkokį kitokį padaryti, gal kažkiek su renginio data susijusi. Pernai labai gražus buvo. Ar ten, sakykime, susijusi su tų metų kažkas Lietuvos įvykiais ar motociklizmo įvykiais, tai stengiamės kažką tokio padaryti. Pernai metais ir kepurėlių padarėm, kadangi jubiliejinis renginys, ženkliukų turėjom irgi, kas mėgsta, kolekcionuoja, tai buvo galimybė įsigyti, turėti kolekciją pasidėti. Nes aš irgi kartais važiuoju po kitus renginius, pats nenešioju lemenį, nes pavyzdžiui pasižiūri kiti, kai ten prisisega, tik tai labai širdžiai brangius užsisegu ženkliukus. Tai sakykime, tos atributikos tikrai buvo ir šiemet vėl suruošim. Praeitais metais labai įdomų variantą sugalvojot, kad žmonės savo vienkartinio nealkoholinio alaus bokalo nepamestų ir nemėtytų, tai sugalvojot pakabinamus kažkaip, ne? Tai žiūrim į gamtą, kaip sakau, čia reikia taupyti gamtą, kad daugiau pagazuot galėtumėm, kuro sudegint, bet šiaip ir patogu ir kažkoks prisiminimas po festo lieka. Mažiau šiukšlyną tvarkyti paskui reikia. Aš pirkau gėrimą vien dėl to, kad tą bokalą gaučiau. Aš irgi pirkau gėrimą, gavau bokalą ir vis tiek palikau kažkur pas jumis ant stalo, man atrodo. Tai kad neužmirštum šį kartą ant stalo ar po stalo. Tai kolektyvas jums. Ačiū, Linelė. Ačiū. Jo, šiaip, aišku, įvairūs šitie pakeitimai renginių vyksta, tai yra norėčiau pasakyti, kad pats piešiau, bet apgausiu. Bet mes nesamdom profesionalų, jokių mes patys pirmi tokie pokyčiai į festus, nes vis tiek ateina ta data, kai jau tų vienkartinių negalėsim naudoti ir paprasčiausiai norim būti draugiškesni gamtai. Ir mūsų pagrindiniai rėmėjai yra sudėti, galima pamatyti, kas tais metais buvo mūsų draugai. Ir stengiamės, kad būtų patogu, galima ir už diržą, už lemenės užsikišti, atnešiai, dasipildyti to alaus ar savo kažkokį gėrimą įsipilti. Yra patogu paprasčiausiai. Ir lieka atsiminimas apie mūsų renginį. Kuo brangesnis daiktas, tuo labiau sauga, taip? Taip. Brangesnis dūšiai. Praktiškas daiktas. Jo, praktiškas. Ir šiaip labai faina, kas keliauja, susineria vienas į kitą, keliauji dviese ar tryse, ten, sakykime, pukšt, viską susimaunė į vieną ir daug vietos neužima, gėrimų kažkokiu atsigerti vakare prie palapinės atsisėdus. Jau mes galime, man tai keliauti kartu? Jo, mes jau turim dabar bokalį. Sumausim ir varysim į krūvą. Tai gerai, šaunu, gal dar kažką turit? Ar jau užteks? Tu čia dovanų klausi, ar turi kažką, dar kažką? Tai kurią turėtų žinoti žmogus, norėdamas apsilankyti jūsų renginį. Puslapį eina, pasižiūri. Numeriai, viskas yra, rezervacijai.
rezervacijai numeriai. Svarbiausia noras, kad būtų. Jo. Kartais klausia žmonės, sako, kaip palapinės pas jūs, kaip ar klubo palapinę galima pasistatyti. Viską galima statytis, aišku, reikia ne ant pagrindinio tako, bet su mumis organizatoriai susiderinam, statom, darom, kad visiems būtų jaukiau, fainiau, ar saulė šviečia, ar gal kažkiek lietus pakramtnoja. Jeigu atvažiuojat su savo palapinę, tai į bilieto kainą visada eina palapinės kaina, tai nėra papildomų kažkokių mokesčių, atvažiuojat, statot, norit atsivežkit savo lašinuko ar svogūną ar kažką, kaip sakau, bet šiaip visą laiką tikrai mūsų dabar jau turim turbūt 10 metų. L klubas yra mūsų partneriai, kas liečia maistą, tai tikrai labai geri atsiliepimai apie kokybę, ta prasme, visokio maisto yra nuo žirnių iki karštų karkų, guliašų, vištiena, kebabai, kava iš ryto, vakare, kas nori, pilnas servisas, kas liečia maitinimą. Ir aišku, ir gėrimų įvairiausių galima pas mus ten įsigyti, kas tingi vežtis, ar neturit vietos, galima ir vietoj nusipirkti. Tai va, taip kambariukai, kaip minėjom, irgi galimi, jeigu kažkam reikia, ir palapinės nemokamai. Barberį atvažiuoja apsikirt, gali barzdą susitvarkyti, gali... Aš visada cheminį užsisakau. Prekybininkai prekiauja ten nuo keramikos iki ten, kas į temą, žinai, kartais buvo ir ne į temą. Praeitais metais liktis ir barzdų konkursas ant scenos. Barzdų konkursas. Aš visą laiką savo barzdą ten taupau ir paskui sakau, nutvarkysiu. Taip, turim dar ir barzdų konkursą, tai vyriškiai išlėkė su barzdom, turim barberių, kurie dalyvauja pas mus renginiai, dažniausiai iš jų būna sudaryta komisija, išrenka pačią gražiausią, ar ten baikeriškiausią, ar stilingiausią, kažkokią tai baikeriškiausią barzdą, kaip jie tais metais per renginį yra pasidarę. Taip pat žiauriai populiarus yra Miss Tattoo konkursas, tai irgi turim dažniausiai savo rėmėjus, kurie iš Tattoo studiją kažkuria tai, kurie būna tais metais renginyje ir sakykime, jie vėl irgi savo žmonės deleguoja, kad išrinktų kokybišką, gražią tatų ir už tai gauna prizus. Ir pasidaryti vietoj, kas nori, galima. Taip. Irgi praeitais metais. Pernai buvo... Eilė ten nepriini. Pernai buvo jubiliejinės, tai va mūsų klubai kaip organizatoriai darėm dovanų, galėjo nemokamai pasidaryti, parsivežti kažkokią tai tatų savo lauktuvių iš mūsų renginio, nes mačiau ir čia, kai draugai mūsų darėsi ir kaip ir patiem iš tatų studijos sakau, o šita tatuiruotė važiuoja į Čekiją, o sako, faina. Ant nugaros baikerių naktį. O čia užsitatuiravai, aš nemačiau, kada spėjai. Geras. Aišku, šiaip po truputėlį pradėjom daryti tokias ir socialinės akcijas, pristatinėjom kažkokius tai paramos fondus. Aišku, prasidėjo karas, tai pristatėm Ukrainos fondą, kad paremti. Pernai metais buvo 1000 vilties kilometrų, šiemet vėl jau beveik suderinta, kad bus dar vienas fondas. Tai prieikit, pasmalsaukit, gal įdomu prisijungsit prie akcijų, ar šiaip gal prisidėsit prie paramų, nes tikrai tos paramos, jos renkamos ne dėl to, kad reikia tam žmogui, kuris renka, o reikia tam, kam yra skirta. Tai ta prasme ir vaikams, ir sergantiems žmonėms. Tai va čia tokia nuo baikeriškos dušios, kaip sakau, tokie gražų žestai eina ir, kaip sakyt, deda pliusus motociklizmui. Super, šaunu. Taip, man dienai, šaunu. Ne, aš nieko daugiau nesakysiu. Tu mane išmušiai dabar. Aš nieko daugiau nesakysiu. Tu mane išmušiai su to. Mes čia vieną mintį turime. Aš dar, žinai, galvoju, ką jis ten. Aš tau paskui pasakysiu. Tai aš žinau, ką tu pasakysi. Dabar aš jau nieko nesakysiu. Gerai, tai nieko nesakysiu. Tai gerai, mes dar kažką tai turim ar ne, be to, kad visus pakviesti gegužės 20... Ne, 20, gegužės 30, 31 ir birželio 1. Tai, kaip sakom, šiemet atvykit kartu, pasitiksim vasarą, nes taip gausis, kad iš pavasario žengsim į vasarą. Tai vat bus gera proga visiems kartu gerai praleist laiką ir sulauk gal šiltesnių orų, gal ir tai bus šilta. Tai bus vasara jau, tai tikrai bus šilta. Taip, kad ruoškitės kuprinės, pakuokit palapinės. Maudonukus?
Ką tokius? Šilta, maudomukus. Nereik maudimų. Ką? Kam tie Pats sakei, turim gerą prūdą. Tai viskas prasideda nuo maudimukų. Nu, tai čia jau, kaip sakau, viskas prasideda nuo maudimukų. Pakavimas. Ruošiam daiktus, dedam palapinės ir susimatom gegužės 20 dieną ir birželio 1 dieną Jodagonėse Baikerių naktis 2025. Ir jeigu kam nors ko nors trūksta, tenais, skambinat, sakot, norėtume to matyti, ragauti, žinot. Pasistengsim, kad visiems būtų. O taip, va čia tai pažadas.